Sveiki visi, aš esu Gintaras Žukauskas, esu iš Klaipėdos, bet jau 8 metus gyvenu Ispanijai. BITE studijavau grafinį dizainą bei UX UI dizainą ir šiandien noriu pristatyti darbą, ties kuriuo dirbau šių studijų metu. Tai projektas, ties kuriuo dirbau, vadinasi Buscaviento. Aš jam dariau ir brandingą, bei aplikacijos ir webo dizainą. Buscaviento išvertus iš ispanų kalbos reiškia beieškant vėjo, tai ši aplikacija naudojasi buriuotojai, kaituotojai ir kitų ekstremalių sportų mėgėjai. Šnekant apie šį projektą, problema, su kuria susituria šie sportininkai, yra ta, kad tradicinės orų prognozės yra labai nepatikimos. Tai problemos sprendimas yra aplikacija, kuri turi suinstaliuotas vėjo matuoklės paplūdimiuose, tose vietose, kur būtent ir užsijema šiomis sporto šakomis šie sportininkai. Čia apibūdinimas yra visas dizaino procesas, kurį dabar ir peržvelgsim. Tai pirma buvo sukurta user persona, kuriai empatizuojant buvo kuriamas visas dizainas, buvo kurti wireframe'ai. Spalvų paletė buvo pasirinkta tokia, kurią galima matyti vandenyne arba jūroje. Tada, šnekant apie tipografiją, tai buvo naudojami 2 šriftai. Pagrindinis šriftas buvo Molish, antrinis šriftas Sitara, kuris naudojamas tik tai mygtukuose. Logotipo kūrimo procesas tai vėlgi buvo inspiruotas aplikacijos vartotojų. Tai šiam vartotojams patinka stiprus vėjas, tai norėjosi tai pabrėžti ir logotipę. Tai galiausiai buvo apsispręsta ties logo, kuriame galima matyti pavaizduotą viesulą, kuris žinoma simbolizuoja ekstremalų vėją, bet pavaizduotas gan žaismingai. Ir jisai puikiai žiūrisi kaip aplikacijos ikona telefone taip pat. Šią mobilią aplikaciją sukūriau 11 ekranų, pradedant prisijungimo ekranu, tada aplikacijos pagrindiniu ekranu bei detalaus grafiko ekranu ir taip toliau. Pažiūrėsim tik mobilę dabar. Webas iš tikrųjų yra gan mažas, tai visa informacija buvo sudėta į vieną skrolinamą puslapį. Viršuje buvo atsisakyta dėti meniu, todėl kad informacijos yra pakankamai nedaug. Yra logotipas ir kalbos pasirinkimas. Tada iš karto yra kviečiama parsisiųsti aplikaciją ir ją išbandyti. Yra sudėti partnerių logo tam, kad parodyti, jog ši aplikacija iš tikrųjų yra gera. Vėlgi kviečiama parsisiųsti aplikaciją ir ją nemokamai išbandyti per 15 dienų. Toliau seka paaiškinimas, kuom Buscaviento yra geresnė aplikacija negu standartinės orų prognozės, tai kad būtent jie turi savo vėjo matuokles suinstaliuotas paplūdimiuose ir čia žemėlapyje galima matyti, kur jos iš tikrųjų yra. Toliau seka skirtis, kuri paaiškina aplikacijos funkcionalumą, tai čia paspaudus show more galima, žinoma, matyti daugiau informacijos. Toliau seka šiek tiek marketinginio teksto. Sekantis skirtis vėl paaiškina, kuom ši aplikacija yra pranašesnė ir geresnė negu standartinės orų prognozės. Ir galiausiai klientų atsiliepimai ir galia puslapyje tam, kad vėl žmonės nepamirštų, dar vienas pakvietimas parsisiųsti aplikaciją ir ją išmėginti nemokamai. Ir footeris su tokia antrinė informacija bei kontaktais. Tai tiek šiandien iš manęs. Su manim galite susisiekti elektroniniu paštu arba per LinkedIną ir Behance. Dėkui.